Sveiki visi, su jumis vėl sveikinasi DSP komanda. Šiandien parodysiu, kaip paslėpti dažymo perėjimą. Šiam darbui atlikti naudosime šlifavimo mašinėlę, šlifavimo padus, pradedant su P1500 ir baigiant su P3000. Distiliuotą vandenį, popierinę lipnią juostelę, ekscentrinę bei rotorinę poliravimo mašinėlę su mikroplošto ir avikailio padais, aštrią poliravimo pastą, vidutinio kietumo kempinę su pasta skirta blizginimui ir mikroplošto šluostės. Šioje vietoje turime dažymo perėjimą. Šlifuosime visą dalį, kad ji nesiskirtų nuo kitų. Šlifavimą pradedame su P1500 grubumo padu. Laikome atstumą nuo kraštinių bei briaunų. Baigus šlifuoti pirmoji padu, imame sekantį ir artėjame arčiau briaunų. Na ir paskutinis šlifavimas su P3000 grubumo padu. Baigus šlifuoti, nuvaloma paviršių ir viską nuosekliai poliruojama su rotorinė mašinėlė bei avikailio padu. Kadangi rotorinė mašinėlė palieka hologramas, jas naikinsime su ekscentrinė mašinėlė bei mikroplošto padu. Darbą užbaigiame su vidutinio kietumo kempinė bei pasta skirta blizginimui. Na ir štai turime galutinį rezultatą. Tikiuosi patiko, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo DSP komanda.